Mes šiandien su Šarūnu jums pateiksime mažą apžvalgėlę, kas iškrito, kas pateko, kas verkė, kas liūdėjo, kas nusivylė. Viską išsiaiškinome mes su Santa ir žiūrim reportažą. Žiūrim. Į finalinės kovas žengs Jurijus. Tai iškritai? Taip, iškritau. Taip tau reikia. Aš pergyvenau, iš tikrųjų nuoširdžiai pergyvenau. Publika labai šauni, palaikė mano 2 kartus pasislinkimą į kairę. Labai ačiū, kad patikėjo manim, nors ir pats žinau, kad nepasirodžiau puikiausiai, ką aš galiu. Augustė. Aš aišku širdyje tikėjausi, bet kai pasirinko Jurijų, tada žinau, kad aš krisiu. Tos rožės nuslinko, neaišku. Jau viskas, jau krenta, galvoju. Rinkt žiedlapius. Liūdna, kad baigėsi, kad nebeatvažiuosiu čia. Ačiū už viską, ačiū už pastabas, ačiū už patarimus. Tu buvai, žinok, aфиgenai superinė antilopė, o kad būtum dar fainesnė, tai, žinok, impulsas tave guodžia ir sako, ateik ir tobulinkis. Draugė su tyla. Dagna. Šiam projekte reikia klausyti Oda. Ar turi tuos švirpuliukus ar ne? Tai mes, žinok, turėjom ir dar kaip. Per visą kūną. Traktorinius. Miglė. Tau kaip kalėdos šiandieną? Tikrai taip, labai džiaugiamės. Turėjau labai dvi stiprias priešininkės, labai žemai linkiu galvą, linkiu jam sėkmės ir pavaryti dar geriau. Aš vėl nudegiau su kažko alternatyvesnio. Tai dabar tą liūdėsi čia kaip skandinsi. Darbus skandinsiu. Aš tikiuosi, kad mūsų rėmėjas impuls Nors kiek paguos. tuo darbu. Goda. Ačiū labai. Aš nežinau. Euforiškas jausmas kitoj galaktikoje. Monika. Man iš tikrųjų nepatinka, kad tu pastovi šešėlį lieki scenui. Pirmą kartą laimėjo, ne visi šneka apie grožį. Čia ne, Godos ten kažkas. Pastatykės į vietą kitą kartą. Nežinau, reiks. Aš tikiuosi, kitą kartą jau bus taip, kad daina bus tikrai tinkanti man ir galiausiai mane atspindės ir galiausiai sužibės ir neliksis šešėlį. Pasiekiau tai, ko norėjau. Finalai nebuvo tose planuose? Buvo planuose, bet labai džiaugiuosi viską, ką gavau iš čia ir viskas labai gerai. Labai noriu įteikti mūsų rėmėjo Impuls, kuris taip derinasi prie tavo spalvų. Šiandien pailsėk, atsigauk ir ženk kitą žingsnį kitais metais. Ačiū labai jums. Ačiū. Kotryna. Aš negalvoju, kad tie žmonės, kurių šonų man buvo, kad jie mano priešai. Jie irgi muzikuoja žmonės. Nežinau, tiek emocijų dar nebuvo. Emilis. Nesėkai, tikrai nesėkai, visas stovi ir va taip, visi spaudžia viens kitą ant kiek, tarsi ir va štai. Kol dreba. Mes visi žinom, kad tai yra tavo žiauriai didelė svajonė ir tu ją tikrai išpildai, tu patekai per tiek daug etapų. Kaip jautiesi? Puikiai. Čia ašaros nuo stresų, nervų, gražių žodžių ir taip toliau. Kad tu atsigautum, pailsėtum, Impulsas tau dovanoja mūsų rėmėjas šiokią tokią poilsio dieną, tai džiaugis ir labai mes tave mylim. Greta. Tikiausi, kad iškrisiu, bet praslydau. Tai nepraslydai, laimėjai. Donatas. Ko tu ten žiūrėjai į tą dešinį scenos kraštą? Aš žinau. Ekstavo? Taip, aš išėjau, pamačiau ir dar pažiūrėjau vieną kartą ir tikrai galvoju, padainuosiu tau, prašom. Va tau, linkėjimai. Abydina, labai abydina. Nespėjau dar per tą laiką atsiskleisti pilnai. Išsinešiau patirties, bet kokiu atveju. Geras laikas. Tai džiaugiamės, kad tavo patirtis nenuėjo veltui ir mes norim tave paguosti ir kviečiame į Impulsą toliau tęsti treniruotis ir nepaleisti savo svajonių. Ačiū. Sveikinau. Nora tęsia kovą. Žiauriai fainai. Negaliu patikėti, kad man pavyko iki... Pagaliau. Visas atrankas man būtų pasakę praeitais metais, aš gyvenime nebūčiau patikėjus, man atrodo. Aš manau, kad man visai pavyko su kiekvienu pasirodymu po truputį po laiptelį eiti į viršų. Finalai. Laura keliauja toliau su manimi. Ne, ta Laura tai rakštis subinėjai, atsiprašau. Niekaip neatsikrato, Dieve brangus. Bent vieną kartą normaliai pasirodžiau, nors taip galvoju. Labai gerai, laukim tavęs finaluose. Laukite. Jaučiuosi šudinai, galiu tiesiai šviesiai sakyti, turėjo visai ne taip būti, kolektyvas nerealus, visi žmoniški, faini, linksmi, praleidau nerealiai gerą laiką čia.
Lietuvos balsas.